Šiuo metu einame į Centrinius rūmus, tai yra antras didžiausias universitetas Lietuvoje. Čia mokosi berods 22 000 studentų ir pažiūrėkime, kaip mes čia mokomės. Pirmiausia, siūlau aplankyti biblioteką. Šią biblioteką turime keletą puikių dalykų. Pirmasis tai yra skaitykla, kuri yra tiesiai tenais, ir biblioteka su visais vadovėliais. Čia yra mūsų šaunioji biblioteka su puikiais stacionariais kompiuteriais. Ir mes dar turime puikų dalyką, tai yra grupinio mokymosi kambariai, kuriame mes repetuojame kartais su komanda prieš filmavimus. Šis universitetas turi puikią skaityklą, kuri vienintelė Lietuvoje veikia visą naktį iki 5 ryto. Visiems šios metus studentams tai yra puikus dalykas ir puikiai vieta mokytis. Didžiąją dalį laisvalaikio aš universitete praleidžiu ne tik besimokydamas, bet ir sportuodamas. Riomerio universitetas su sporto ir kūno kultūra tikrai draugauja tampriai. Mes turime 3 žaidimų sporto sales, 2 atletinės gimnastikos sales ir Riomerio universitete studentai gali save tobulinti. Po paskaitų nemažai Mykolo Romerio universiteto studentų renkasi papildomą akademinę veiklą. Juos vienija studentų mokslinė draugija. Mūsų universitete mes kūrėme tarpdisciplininę, tarptautinę mokslo bendruomenę, populiariname mokslą ir stengiamės visapusiškai įtraukti studentą į aktyvią mokslinę veiklą. Universitete jau ilgus metus veikia studentų mokslinė bendrija, vienijanti daugiau nei 20 mokslinių sekcijų būrelių, kuriuose iš tiesų aktyviai dėstytojai, mokslininkai bendraudami su studentais vykdo bendrus projektus, rašo bendrus mokslinius straipsnius, dalyvauja bendrose veiklose. Šią vasarą čia vyko pasaulinio universitetų kongresas ir mūsų rektorius pasirašė sutartį su Pietų Amerikos universitetais. Taip pat iš mūsų universiteto studentai vyksta į mainus po visą Europą su Erasmus programa. Pernai metais 2 studentas mokėsi Pietų Korėjoje ir taip pat Kinijoje. Dabar esame Mykolo Romerio universiteto konferencijų salėje. Ji dabar tuščia, tačiau čia dažnai galima sutikti debatų klubo narius. Kaip aš galiu kalbėti apie tai, su kuo aš nesutinku? Nes debatininką visą laiką labai domina, kad viskas būtų įrodyta. Pirmiausia, savo kalboje norėčiau sureaguoti į blogai. Dar blogiau negu siūlo jie. Prašau sėstis. Mūsų universiteto neslekia sunki istorijos našta. Mes esame labai modernūs. Mūsų universiteto studentai gali mokytis nuotoliniu būdu, namuose arba čia pievelėje. Čia visur veikia bevėlis internetas. Universitetas mūsų yra modernus, bet ne tik, mes išlaikom ir kultūrinės vertybės. Tos pačios parodos, kurios vyksta mūsų universitete, yra dažnai keičiamos, yra į ką pažiūrėti. Studentai bet kuriuo laiku, būdami universitete, ugdo save. Viena mėgstamiausių universiteto studentų vietų yra valgykla. Eime į vidų. Man čia mokytis labai patinka.